Labas. IDK a little bit disappeared, you know, because she was, kodėl aš nekontiškai. Ji buvo mischievous girl, kuri decided to disappear. Gerai, ne, čia nebuvo visai mano sprendimas. Ne, čia buvo mano sprendimas, bet pastumė tam tikros aplinkybės, pavyzdžiui, darbą. Ne, iš tikrųjų, aš nežinau, ką sakyti. Tiesiog a little bit vlog, I guess, nes grįžau iš atostogų po darbo. Per atostogas nieko gero nenuveikiau, perskaičiau dar vieną kriminalą. Gerai, tai atvažiavau į Vilnių, buvo atostogų, tai jam jau dar. Ne, bet dabar dirbsiu mažiau valandų per savaitę, todėl turėsiu daugiau laiko čia kažką pafilmuoti tik. Tai žodžiu, dabar reikia paruošti savo pietų. Reikia persirengti, because I don't like this outfit. Tai žodžiu, einam gerti arbatą, nes aš noriu arbatos, ruošti maistą. Reikia nusidažyti truputuką, nes tik antakiai buvo ekstendus ir lūpos, nes aš tingiu dažytis. Okay, this outfit looks so much better. Aš nežinau, kodėl aš šneku angliškai. Aš neturėčiau šiaip šnekėti angliškai. Nors reikia praktikuoti anglų kalbą. Tai žodžiu, atvežiau, aišku, iš namų, nes tik 2 dienom. Šiaip tokia nesąmonė, nes aš vis dar neradau mašinos. Man reikia mašinos, man labai reikia mašinos, nes, pavyzdžiui, su mašina man kelias iki čia užtrunka valandą. Gal šiek tiek mažiau, šiek tiek daugiau, priklausomai nuo laiko. Atsimenu, vieną kartą važiavau, aš nežinau, man atrodo, kad čia buvo pasakojama, kad aš dėl vieno parašo važiavau 50 km į vieną pusę į savo gimtąjį kraštą. Okay. Imam pomidorus, imam Filadelfiją, atvežtą iš namų, nes reikia taupyti pinigus, nes vakar išleidau rūbams, mandarinų atvežiau. Bet esmė tame, kad tada važiavau ir išvažiavau 7, ne gal 8, nes man reikėjo 12 darbe būti, tai 11 aš tikrai turėjau būti namie, 10 išvažiavau iš ten, arba anksčiau, žodžiu, kažkur po 8 arba pusę 9 išvažiavau, norėjau 8, išvažiavau iš pusę 9, kaip visada. Ir Laisvės prospektas was crazy, guys, imagine stovėti kiek minučių kamščiuose, kiek minučių tiesiog stovėti. Atsimenu, dar vieną kartą į darbą pokalbį važiavau, irgi kiek minučių stovėjau, bet ten buvo Tūkstantmečio gatvė, šitą gatvę taip vadinasi IDK, kur iki Liepkalnio pat varo. Žodžiu, buvo biški tragedy ir makaronas. Išmam irgi iš tamo. Man reikia taupyti, nes suskaičiavus, kiek vakar išleidau rūbom, šiandien dar savo parduotuvį nusipirksiu savo kostiumą. Už 90 eurų čia jau su nuolaida pritaikytų. Crying, I'm just crying. Dar noriu savo sintezatorių nusipirkti ir groti, nes kaip ir nebaigiau muzikinės, bet 4 metus pasimokinau. Aišku, kai aš pamačiau ten kaip tos natos, aš net neatsimenu, kaip vadinasi šitas dalykas, nes yra dešinioji ranka ir kairioji ranka. Ir ten skirtingai, žodžiu, kairėje ranka viskas taip sunku, nors aš kairė ranka, bet still sunku. Taip, tai aš jaučiu, kad čia bus 20 minučių mano plepėjimų ir kartais aš kažką rodysiu, kaip aš kažką darau, but who does the fuck? Tai žodžiu, dabar, kur čia pastatyti jūs? Pirštas. Tai žodžiu, dabar gaminsim pietų, dar galbūt kažką čia dabar suvalgyt, nors aš nelabai kažko turiu, mano šaldytuve yra kiaušiniai ir kečupas. Okay, so yra tikimybė, kad čia bus 10 minučių mano vlogas ir tada aš bandysiu tiesiog rodyti, ką aš veikiu. Tai nusprendžiau visgi, kad šiek tiek daugiau pasidažysiu, nes
Aš šiaip nemėgstu, man patinka pats procesas dažymosi, tikrai patinka, bet pabandom tiesiog šiek tiek čia su maskokliu padirbti. Reikėtų jau įsigyti gal veidrodį normalų, bet reikia taupyti pinigus. Kodėl man rankos taip rėva? Tai žodžiu, bendrai apie mano būklę. Fiziškai tai gal ir neblogai, psichologiškai tai tragedija. Ne, iš tikrųjų, nežinau, galbūt pravers tai, kad prasideda pavasaris, galbūt man tiesiog trūksta vitamino D, ką žinau. Nes kartais būdavo, kad aš tiesiog keliuosi, netgi vakar, ir aš tiesiog nenoriu egzistuoti. Su ta geopolitinė padėtimi iš tikrųjų man buvo nemažai streso, aš net košmarą sapnavau, nepasakosiu kokią, bet susijęta su geopolitinė padėtimi, manau, kad dauguma nutekė, koks sapnas ten galėjo būti. Ir aš galvojau, kad išeisiu iš darbo, aš buvau tikra, po to permąsčiau, kad gal visgi ne, dar šiek tiek čia pabūsiu, porą mėnesių. Aš neįsivaizduoju, kur man stoti, nes aš ruošiuosi vienam egzui ir galbūt ne tai blogai. Ruošiuosi vienam egzui ir nežinau, kaip ten gausis, nes šiaip man nelabai patinka tas dalykas, iš kurio egzą laikysiu, bet aš tiesiog žinojau, kad aš sau neatleisiu, jeigu bent jau nepabandysiu išlaikyti tą egzaminą ir pažiūrėti, kur tuomet aš galėčiau įstoti. Labai sunku, nes ne taip baisiai atrodo. Labai sunku su tais stojimais. Aš nežinau, ar aš norėjau būti kaip ir medikė, nors ir ten galima tapti medikė. Su vienu ne visai, nes bakalauras tai ne medfakas, bet toliau galima studijuoti magistrantūrą. Medfake, but still feels a little bit awkward, different, aš neįsivaizduoju, aš nenutokiu, ką man daryti. Ir ką žinau, gal iš visai eisiu į matkės faką, būsiu matematikė, matematika man patinka, nežinau, ar aš jai patinku, bet patikau, jeigu pavyko taip gerai išsilaikyti egzaminą, nors šiaip aš kaip ir nestumiau ant savęs dėl egzamino rezultatų, dėl nieko apart matematikos, nes aš gavau 8-9 balus, bet aš žinau, kad aš galėjau turėti virš 90, aš galėjau ir, gerai, gal 100 aš negaučiau, bet 95 aš drąsiai galėjau imti. Ir tiesiog dėl neatidumo, šiek tiek dėl blogo laiko apskaičiavimo, nes, man biškį neužteko ten laiko, kad ne tai, kad išspręsti, bet tiesiog, kad pamastyti, nes kai kurias užduotis buvo tokios įdomesnės ir aš tiesiog neturėjau minčių, kaip daryti, todėl aš ėjau spręsti tai, ką žinau, kaip spręsti. Ir dėl biologijos gal šiek tiek man toks, garau, jeigu tibelė, nors 95 balai, bet čia 8 taškai buvo. 8, man atrodo, o galima buvo ir 90 taškų paimti. Tai žodžiu, kaip ir nestumi, bet biški stumi, nes stumimas veda mūsų į priekį. Tai viskas, aš čia baigiu plipėti, tiesiog parodysiu, kaip toliau dažausi ir and that's it. Judam link namų. Žiauriai keista filmuoti kažką lauke. Bet nėra žmonių, judam Laisvės prospektu, nes mes
Tai jo, šiaip man nereikėjo niekur eiti, nes nuvežė mane nuo darbo iki stotelės troleibusas, bet ten 10 minučių reikėjo laukti autobusų, tai aš tiesiog prasėsiu iki kitos stotelės, kurioje jis taip pat sustoja. Aišku, pusvalandį aš dabar neįsiu pėsčiom. Man vieną kartą užteko, kai troleibusas pavėlavo, o autobusas per anksti atvažiavo ir man teko pusvalandį eiti pėsčiom, nes kitu atveju autobusas kitas, kuris mane nuvežtų iki mano namų, atvažiuotų po pusvalandžio kažkur. Tai jo, žiūrim, koks gražus. Hei, savai. Va čia šviesa geresnė, čia geriau. Einam nugarai. Tai žodžiu, įsivažiuoti į darbą is kinda hard. Gerai, aš pasitengsiu nekalbėti angliškai, nenaudoti anglicizmų. Bet šiaip kaip ir nebuvo sunku, tiesiog buvo labai daug darbo, santykinai palyginti. Ne tai, kad sunku, bet tiesiog kad daug. Nes prisiminus tai, kas buvo prieš mano atostogas, tai biški kitoks vaibas buvo, kad ten mes nežinojom, ką veikti. O viską perlanksim, viską sutvarkėm, viską papildėm. O šiandien tiesiog pusės salės nėra. Ir aš sakiau, omg. Ir čia po atostogų. O kaip gražiai. Ačiū. Laisvės prospektas, kad apšvieti mane. Oi, nu kokie gražiai. Tai žodžiu, judam link stotelės, jau beveik priėjau. Tada nuvažiuosim namo ir šiandien valgysiu koldūnus. Nes greitai nereikia panaudoti, nes greitinės galiojimo data baigėsi rytoj, paryt. Nu, žodžiu, reikia išnaudoti kiek įmanoma. Visos greitinės aš jaučiu nesuvalgysiu, bet kiek išeis. Taip, atsidarom. Čia turėtų būti... Kas čia yra? Taip, čia bus... Jėzau. Čia bus kelnės plačios. Ok. Pasimatuosim, pažiūrėsim, kaip atrodo. Tikiuosi viskas tiks. Taip, megztukas iš išpardavimo. O kur etiketė? Kodėl nesupakuotas? Kas čia per nesąmonė? Tuomet sijonas su šortukais, because I feel uncomfortable. Aš nemėgstu sijonų be šortų. Taip. Čia bus, čia bus suknelė. OMG, aš nusipirkau suknelę, kas čia tiks. Šitie rūbai šiek tiek įkvėpė nusipirkti būtent tokius Nike'us. Ne, šiaip tiesiog pusę kainos sumokėjau kuponų, nes turėjau. Beveik ne už ką. Tiesiog gavau. Tai žodžiu, balta, juoda, kad būtų galima suderinti, kaip tik galvojau tada, kad su suknelė galima gražiai suderinti ir su to kostiumėliu, kurį to jums parodysiu irgi, kaip jis atrodo. Žodžiu, tokie bateliai, pasimetę bateliai. Ir tada kostiumėlis buvo toks pat juodas, bet norėjau būtent šitos spalvos. Tokios pakankamai plačios kelnės, čia iškirpta, kad patogiau būtų vaikščioti eigės. Tai labai malonus prie kūno, nes čia ne medvilnė, čia didžioji dalis būtų sintetinė, poliesteris, elastanas ir lajocelis. Kietai, tipo kietai. Tai kelnės tokios, ir toks šiek tiek padidintas čia būtų džemperiukas. Ir irgi man atrodo, kad kaip tik prie, tokios spalvos, kad puikiai tiktų būtent baltos spalvos kėdai, juodos spalvos, kažką tokio neutralaus pakankamai. Ok, guys, einam matuotis. 5 hours later. Ok, so... Visai nice. Ne, iš tikrųjų, man atrodo, kad kaip tik su šitais
skauda. Susitraumuosiu biškį. Ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Tai žodžiu, manau, kad kaip tik. Bet aš taip, aš neįsivaizduoju, kaip čia su suknelė parodytus kėdus, kad gražiai atrodytų, kaip kuoskaut gerai, nebedarysiu taip. Tai žodžiu, toks kostiumėlis, visai fainas, labai malonus prie kūno. Žinau, kad jų nebeliko, bent jau mano dydžio, nes čia būtų SS petitas, trumpesnis ir SS viršus. Bent jau Vilniuje, kiek žinau, tai nebėra. Na, bet žodžiu, labai smagu. Ok, next outfit yra šitus kelnes, bet jos man per didelis. Čia S, blemba, pagal išmatavimus, tai aš S turėčiau nešioti. Taip, arba nešioti va taip, šiek tiek žemiau negu aš norėčiau, bet tada reikėtų jas patrumpinti, nes čia ne aš padariau, čia taip buvo. Nes aš norėjau tokias platesnės kelnes, bet jaučiu, bet kuriuo atveju reikėtų trumpinti. Bet dabar klausimas, ar man tas dydis, jeigu va taip nešioti, ar man tinka ar ne. Šiaip kaip ir not bad, bet dėl kelnių tai reikės pagalvoti. Ok, so the next outfit būtų šitas sijonas. Visai gerai, čia S-as, aš labai pergyvenau, nes aš turiu vieną sijoną XS ir jis man jis negražiai atrodo, jis per aukštai. Ir taip norisi, kad jis būtų žemiau. Ne, žodžiu, nepatinkama. Tai žodžiu, yra toks megztukas. Visai nice, man smagiausia dalis yra va šita. Kai pripratus, tai jo, bet čia ir su kėdukais, bet tada pakeiščiau megztinį į kažkokius marškinėlius, bet galima dar pabandyti su mano ilgauliais batukais. I guess it would look like better, dar petkelnių reikėtų, bet aš tingiuosi pirkti ir nešioti. Okay, what do you think? Labai seni. Baisiai kietai atrodo. Ne, šiaip žiūriai faina. Kaip gražu, pagaliau kažkas man su sijonu patinka, kaip atrodo. Ir su batukais, čia nustabutės. Toliau mes turim tokią suknelę su kėdais. Jo, nes tie ilgauliai batai būtų not to that theme. Bet nežinau, man atrodo rankovės kažkokios per ilgos, nors ką žinau, gal tai turi būti. Čia jaučiu S-as. Viskas čia S-ai ir kelnes S-as. Ok. Tiesiog turėti kažkokią tokią lengvą suknelę, nes aš šiaip nelabai turiu suknelių. Aš turiu gal 4 suknelės, bet jos visos būtent vasarai arba viena labai tokia proginė, taip pat tiesiog neišeisi. O su šita, tokia ir į koncertą kokį, ir į gimtadienį. Aš išvardėjau tai, kur aš nesilankau, bet rankovės va taip kažkaip biški keistai, kad per ilgos biški, man atrodo, bet gal taip ir turi būt. Aš tiesiog noriu kažkokios suknelės, ar noriu turėti suknelių sijonų. Tipo, kaip ir gražiai, bet nežinau, pagalvosiu dar dėl šitų rankovų. Ok, guys, tai labai fainas outfitas, labai man patinka šitas megztinis, šita šukuosena, dėl kurios aš tiesiog dėl sleepy ponytail aš gyvenu. Aš šiaip egzistuoju vien dėl to, kad užpisti ant daug negražiai atrodančių, nešvarių plaukų, tos kaip jis vadinasi, žodžiu, gėlio.
po to lako viską, kad nieko čia neišlįstų. And it just like... Aišku, jeigu turėčiau ilgesnių plaukų, būtų gražiau, tikrai gražiau. Bet, žodžiu, baigiau darbą pagaliau. Pagaliau mano kankinimasis baigėsi, bet šiandien antradienis, tai dirbsiu dabar penktadienį, tai ne visai baigtųsi, jeigu tiesiog baigtųsi. Jo, ir aš galvoju dar čia kažką su jais padaryti, bet dėl to, kad, trumpi sąlyginai plaukai, tikrai net tokių norėčiau. Norėčiau gal something like that, žodžiu, norėčiau šiaip labai ilgų plaukų ir tada kokio vaikino. Tada, kai jau labai ilgus plaukus turėsiu, reikia jais rūpintis, kad normalus plaukai išaugtų, nes kažkada, 6 klasėje aš turėjau ilgus plaukus, bet žinot, kai 6 klasėje tau dzin ant tų plaukų, dabar jau ne dzin, dabartiniams 6-okams tai visiškai ne dzin, man labiau dzin negu jiem dzin. Bet esmė tame, kad, vienas galas čia, kitas čia, ten atrodė, kad jie dažyti, nors jie nebuvo dažyti, čia tiesiog nuo saulės buvo, kad šviesesni plaukai, šviesesnės rogos, bet tai atrodė negražiai, ne taip kaip salone. Ir, žodžiu, ir jo. Ir tada vaikinam, tada mes dramatiškai, gerai, ne, mes išsiskiriam, kai aš jau atsiauginsiu ilgus sveikus plaukus. Tada aš kaip ir kiekviena save gerbianti moteris, gerai, juokauju čia stereotipas, bet still, čia yra kažkokios tiesos. Aš apsikerpu labai trumpai, gal čia iki pečių ir tiesiog plaukus atiduodu, kad iš jų darytų tas perukas žmonėms, kurie serga vėžiu. Aš turėjau tokį planą prieš porą metų, bet taip norėjusi apsikirpti, norėjusi trumpesnį plaukų. Mama sakė, kam tau čia? Apsikirpau, galvojau, blemba, mama taip supyks. Nepastebėjo. Tėtis irgi. Aš sakau, aš paskirpėjo, jis toks, gerai, ateinu po 20 minučių. O ką tau apkirpo? Kiek tu sumokėjai? Sakau, 15. Kiek? Ten nieko neapkirp. Žodžiu. Tai likti ponicėjo su šito megstiniu, su šito laikrodžiu, tai žinokit, labai toks prabangus modelis. Dar jeigu būtų ne džinsai, o sijonas, čia buvo rizikinga, tai būtų geriau. Tai žodžiu, nevalgiau savo pietų. Šiaip buvo sunki diena. Jau labai greitai pralėkė, bet buvo sunki, nes... Žodžiu, tiesiog ne tokia faina diena, kaip norėtųsi. Tai, žodžiu, dabar gersiu arbatą, reikia peržiūrėti pamokas ten tam tikras, kad pasiruošti vienam egzui. Aš kartais jau pradedu gailėtis, kad nusprendžiau tai daryti, bet jeigu jau pradėjau, tai reikia pabaigti. Ir tada gersiu arbatą, valgysiu pagaliau, nes valgiau ryte paskutinį kartą. Ir tada kas? Tada šiandien važiuosiu namo, nusiplauti galvą, nes džiovintuvą palikau namie ir be džiovintuvo aš atsisakau egzistuoti be džiovintuvo. Aš atsisakau, nes mano plaukai tada kažkokie pasišiaušio, labai negražiai atrodo, man nepatinka, o taip, tokia glotnus, tokie tiesus. Žodžiu, vėl monologas, nežinau kiek čia minučių, gal 2-5 bus, bet sorry, čia buvo jūsų pasirinkimas pažiūrėti šitą ir ačiū, jeigu pažiūrėjote. Taigi, labai įdomi čia koridoriai filmuot. Žodžiu, ačiū, kad skirite savo laiką, savo dėmesį ir tada iki pasimatymų. Aš tikiuosi, aš jau nepranyksiu. Pasiseksiu neišnykti. Nes dabar jau etatas mažesnis, aš biškį susitvarkiau su savo... aš nesusitvarkiau. Man atrodo, kad susitvarkiau su galva šiek tiek, bet ne. Tai žodžiu, ačiū, kad buvot ir ate.